Sveiki visi krepšinio sektoriaus žiūrovai. Šiandien aš, Aistis Michailovskis, kalbinsiu dabar legionieriaus duonos Prancūzijoje ragaujantį žmogų, su kuriuo pažįstami esame nuo 6 metų, kuomet atėjome į pirmasis krepšinio treniruotes. Krepšinio sektos laidoje svečiuojasi Joris Sinica. Sveikas. Sveikas, Aistis. Jau seniai nekalbėjome, tai gal dar apie save ką nors pridurtum, ko nepaminėjau pristatymę. Tai kad pirmo aš ne legionierius, o tik mano tėtis. Aš čia tik atvažiavau su savo šeima ir manau tik tiek. Supratau. O jei nepaslaptis, kokį ten tau pasiūlė kontraktą prancūzai, kad iš Vilniaus krepšinio mokyklos išvažiavai rungtyniauti ir žaisti Prancūziją? Jokio kontrakto nepasiūlė, čia tik tėvai nusprendė važiuoti į Prancūziją, o aš norėjau žaisti krepšinį, tai užėjau pas juos. Supratau. O kaip manai, kaip pats pasikeitei nuo to laiko, kuomet išvykai rungtyniauti Prancūziją? Manau, pasikeičiau susikaupimu, nes čionais mokyklos taisyklės kitokios, turėjau įprasti prie jų ir manau, susikaupimu ir tik tiek. O kokios tos pagrindinės mokyklos taisyklės? Čia pavyzdžiui, būna ilgiau viskas trunka, ten pavyzdžiui, čia tokios yra kaip ir knygelės, kaip užrašų tokie, kur parašai ar ateini į mokyklą ar neateini, va tokių dalykų, kur Lietuvai tokių net nebuvo. Supratau. O ko labiausiai trūksta Prancūzijoje arba ko labiausiai pasiilgsti Lietuvoje? Prancūzijoje man daugiau nieko netrūksta, o Lietuvoje tai artimųjų ir draugų. Supratau. O kaip manai, pats kokie buvo arba dar net yra didžiausi pokyčiai tavo gyvenime, kuomet išvykai iš Lietuvos? Jokie dar nebuvo. Tik tais reikia išmokti kalbą ir taip. O kokių turbūt vis tiek kyla didesnių problemų, kadangi iš Lietuvos išvykai į Prancūziją, kažkiek mokeisi, bet turbūt vis tiek viskas labai greitai Prancūzijoje, viskas prancūzų kalba mokama, treniruotėse turbūt irgi, kaip tau duodami nurodymai treniruotėse mokykloje ir kas sunkiausia yra prancūzų kalboje? Tai čia kaip ir lietuviai. Lietuviai yra nosinės, pavyzdžiui, čionais yra tokių varnelės tokios, tas irgi įsiskiria sunkumu, ir praktiškai tik tiek. O kaip aišku, kalba pati. Taip. O kaip tave į tavo naują komandą priėmė komandos draugai ir kaip iš vis atrodė ta tavo pirma treniruotė ir ją lydėjo tavo tėtis ir kokia kalba tau per treniruotės duodami nurodymai, viskas prancūziškai ar dar būna kartais ir angliškai? Mane draugai priėmė smagiai, linksmai, kaip tikri draugai krepšinio. Pirma treniruotė vyko lauke, fizinis, buvo šiaip paprasta, su treneriu kalbėjom angliškai, bet per tą treniruotę kaip ir daug nekalbėjom, tik kitą, kai buvo salė, tada daugiau pradėjom kalbėti. O dabar bandau kalbėti prancūziškai. O ar pasikeitė treniruočių krūvis, kuomet treniravaisi Vilniuje ir kai išvykai į Prancūziją ir dabar? Manau, pasikeitė, čionais lengviau, kaip ir Lietuvoje. Dabar, kai grįžčiau, spėjau po pirmos treniruotės pavargščiau, nes kaip įpratęs prie šitos tvarkos. Taip. O kuom galbūt skiriasi treniruočių procesas Prancūzijoje nuo treniruočių Lietuvoje? Kas daugiausiai galbūt, nežinau, rodoma, kokie pratimai ir panašiai? Lietuvoje mes daugiau darėm, kaip ir taktikas darėm, labiau ten gynyboj. Čionais mes, pavyzdžiui, darom labiau tokį kaip fiziniam pamankštint kūnui, tada pasižaidžiam ir kad įprastume prie viens kito, tada per varžybas parodytume kitiems, ką galime daryti. O kiek į savaitę būna treniruočių ir ką labiausiai treneris akcentuoja tau bei tavo draugams, kokius galbūt akcentus, tenais gynybą, nežinau, tritaškius metimus ar panašiai? Vyksta 3 dienas, 3 treniruotės.
Jo, 3 treniruotės į savaitę. Labiausiai gal akcentuoja, kad reikia pasuotis kamuolį, ypač man, nes per varžybas aš labiau žaidžiu savanaudiškai. Tai jo, labiausiai gal akcentuoja pasuotis komandos nariai. Turbūt komandoje vis tiek esi vienas, kurio tėtis yra krepšininkas, tai kaip tai žiūri komandos draugai? Kokia yra jų reakcija? Vieno berniuko tėtis buvo buvęs krepšininkas, jis jau nebežaidžia, o mano draugai nesureikšmina, kad mano tėtis krepšininkas. O kaip tau prieš karantiną sekėsi žaisti varžybose Prancūzijoje ir kuom skiriasi galbūt prancūzų vaikų fizinės savybės nuo lietuvių vaikų fizinių savybių? Kol kas buvo vykusios tik 3 varžybos, bet žaidžiu tik vienas dėl to, nes dokumentai nebuvo sutvarkyti mano. Tas varžybas aš visai neblogai sužaidžiau o fizinė spėju, kad prancūzai aišku yra mažesni, galbūt fizinė jėga stipresnė, gal netgi kai kurie, greitesni, tik tiek. O prie tų dokumentų, konkrečiau kokie ten dokumentai, jei iš 3 vienas? Ten su kaip ten, ta FIBA buvo nesutvarkyti, ten reikėjo atseit pinigus mokėti, kad aš žaisiu, nes mane, kad atseit aš esu profesionalus krepšininkas ir į vaikų komandą ateit noriu. O kelintų yra metų tavo komandos draugai ir maždaug jeigu žaidžiate vienas prieš vieną, kuom jie maždaug naudojasi prieš tave žaisdami jėga, greičiu, šuoliu, driblingu? Yra 29 metai kaip ir aš. Jie labiausiai gal prieš mane naudoja greitumą, nes mano gynyba labai lėta, taip sakyčiau, ir jie tiesiog greitumu išsinaudoja mane. O kuom tu išnaudoji? O aš tai jėga jos naudoju. Kam geriau sekasi, ir jiems prieš tave žaisti, ar tau prieš juos? Aš manau, man daugiau įmetu, taip. O kokiais bruožais pasižymi tavo treneris dabartinis? Jis kaip ir Tomas, jis griežtas, visada nori geresnio, nori, kad patobulėtume ir taip. O ką jis daugiausiai tau akcentuoja, ką jis iš tavęs daugiausiai prašo, kad daugiau tritaškių, pavyzdžiui, mestum daugiau iš vidutinio? Jis mato, kad aš galiu prasiveršti, pataikyti taškus, jis labiau iš manęs nori pasuoti. Pat kaip ir sakiau, labai nori, kad aš pasuočiau šį kamuolį. O tu pats nori pasuotis, ar ne? Pasakysiu tiesą, bet nelabai. O ar jūsų komandoje yra kažkokių derinių, ar daugiau skatinamas vienas prieš vieną žaidimas? Jis yra vienas derinys, bet jo, daugiau skatiname vienas prieš vieną žaisti. O kaip tas maždaug atrodo derinys, tenais įbėga centras ir centruoja, ar su kažkokiais? Ten toks įsimetimas derinys, kai mes esam prie priešininkų šitų krepšio, jo. Ir ten tokia taktika, kur gauni prie tritaškio kamuolį meti arba pafeikini ir prasiverži. Ten tokia žiauriai. Grįžęs gal parodysiu. O ar treniruojas papildomai su tėčiu dabar? Taip, kartais treniruojas pat savaitgaliais. O būtent ką, fizinės ar krepšinio aikštelė? Fizinė, nes driblingavimo tai per treniruotės daugiau darom, tai fizinį labiau. O kaip manai, kiek reikia, ar tau netrūksta motyvacijos sportuoti dažnai vienam, vis tiek dabar karantinas, tai turbūt, ar netrūksta tos motyvacijos galbūt kokia būdavo per treniruotės, kuomet gyvai susirinkdavome? Truputėlį trūksta. O turbūt vis tiek dar stebi tėčio varžybas, tai kaip jam sekasi Prancūzijos lygoje ir kaip maždaug, kokia jo yra rolė Prancūzijos komandoje, Orčius? Dabar per šitą pandemiją koronaviruso vyksta mažai varžybų, bet prieš paskutinės varžybas jis visai neblogai sužaidė. Ten primetė taškų, ten ir asistų.
jis dabar žaidžia kaip ir centru ir ketvirtu, nes kaip lygtais prisimenu, centrai į traumą lygtais gavę, dabar nelabai prisimenu. Bet kokia maždaug yra tavo tėčio rolė, kiek maždaug žaidžia minučių, koks jo maždaug yra jo trenerio pasitikėjimas ir panašiai. Treneris visai mato, kad jis gali ten pataikyti tritaškius ir prasiveržti ir pasą, tai jį leidžia į startinį penketą, tai pavyzdžiui, pažaisti 7 minutėm, tada gal kažkokiam antram pažaisti 4 ir tada ten po, pavyzdžiui, 5 minutės. Tai praktiškai kaip ir kažkokias 20 minučių žaisti. O ar tavo tėtis komandoje yra lyderis? Kol kas spėju, ten yra tokie 2 panašus spėju į mane, kurie irgi visai neblogai žaidžia. Tavo tėtis žaidė su Lamelu. Ai, taip, tęsk. Tai šitą, manau, kad mes 3 esam kaip ir lyderiai, nes panašus. O tavo tėtis žaidė su Lamelu ir L'Angelo Ballais Prienuose. Dabar vienas iš jų buvo padraftintas 3 piku, kitą pasišaukė po draftų Detroitas, jei neklystu. Galbūt žinai, kas tavo tėčiai labiausiai įstrigo iš tų metų kartu žaidimo su jais? Jis, kai žaidė Prienuose, jis tada jau matė, kad Lamelo turi šansą patekti į NBA. Ir šiose dienose ir matome, kad nemelavo. Ar kaip maždaug kokie buvo jų, nežinau, kaip komandos draugų, nežinau, santykiai, nežinau, kaip jie bendraudavo, ar jie yra daugiau užsiskleidę, ar daugiau bendrauja su draugais? Na, šitą aš nežinau. Supratau, ar jūsų šeima gyvena tam pačiam Orčės miestelėje, kuriame ir žaidžia tavo tėtis? Taip, mes gyvenam tam toliau. Kiek maždaug yra kilometrų iki tavo dabar, mokyklos Prancūzijoje nuo jūsų gyvenamosios vietos? Čia gal kažkoks 500 metrų, mes čia prie pat mokyklos gyvenam. O ar treniruotis vyksta tam pačiam mokyklos patalpose, ar vyksta kažkur, reikia pavažiuoti toliau? Turim 3 salės, viena ten tokia kaip mūsų, antra ten įsinomavę ir trečia naudojam areną pačią, kur žaidžia tėčio komanda. O kiek maždaug toje arenoje yra, gali susirinkti žmonių ir ar Prancūzijoje krepšinis yra populiari sporto šaka, ar krepšinis, ar žmonės Prancūzijoje tikrai domisi krepšiniu? Gal toj arenoje gali gal 5000 žmonių nueiti, o Prancūzijoje krepšinis, jo, yra populiarus. O ar būna soldautų tose varžybose, kai žaidžia tavo tėtis, kad visa arena prisipildo? Šito nežinau. O jums, pavyzdžiui, kaip šeimos narėms, kadangi turbūt vis tiek varžybos vyksta be sirgalių, ar bent jums leidžia ateiti ir pasižiūrėti varžybas gyvai? Vienas varžybos leido ir atėjom. Tai turbūt tas pagriežtino ir dabar tik internetu. O tavo tėčiui turbūt irgi vis tiek vyksta tos treniruotės nuotoliniu, ar tu būna, kad prisijungi prie jo treniruočių? Dabar jau nevyksta, dabar jis važiuoja treniruotis, bet anksčiau buvo vieną kartą buvau. Dar grįžtant prie tos temos apie tą jūsų gyvenamąją vietą, Orčės miestelį, tai kokių įspūdingų galbūt objektų yra šiame miestelėje, ko galbūt nelabai pamatysi Lietuvoje, kas tave sužavėjo? Šitas miestelis yra, primint galiu, kad mažas, tai čia nelabai daug ko galima pamatyti, bet prie mūsų yra toks pats vienas iš didžiausių miestų Prancūzijoje Lilis, čia 20 km nuo Oršy. Tenais mūsų žavėjo vienas iš didžiausių Prancūzijos muziejų. Esi buvęs tam muziejuje, ką ten galima išvysti? Tai žmogaus evoliucija. Ten tokius visokius dalykus apie žmogų, apie gyvūno evoliuciją. Einant jau šiek tiek į pabaigą, ne paskutinis, bet jau einant į pabaigą,
Koks būtų tavo visų laikų mėgstamiausių žaidėjų startinis penketukas? Kurie žaidėjai tau labiausiai simpatizuoja komandoje? Tai aš gal į pirmą į žaidėją imčiau Kobe Bryantą, amžinatilį, tada antrą imčiau Michael Jordaną, į trečią imčiau LeBroną, į ketvirtą Vincą Carterį ir į penktą Shaquille O'Nealą. Ketvirtą Vincą Carterį ir ne per aukštai jį pakėlė, jis toksai antras, Na, trečias. nežinau, bet aš noriu, kad LeBronas trečiam žaistų, tai aš jį mesiu kaip į ketvirtą. Bet grįžtant dar prie tos temos apie Kobe Bryantą, tai turbūt kaip tau buvo, nes turbūt vis tiek daugiau apie jį domėtis pradėjai po jo mirties negu prieš. Ar tau šis žaidėjas reiškia daug ir ar žiūrėdavai anksčiau jo varžybas, galbūt prieš tą jo mirtį? Aš praktiškai, kai vykdavo, kai dar žaisdavom varžybos mes, aš kartais pasižiūrėdavau ir LeBrono video, kaip jis žaidžia ir Kobe Bryantą. Ir tada gal po mėnesio jis mirė. Galiu sakyti, kad domėjausi gal prieš mėnesį jo mirties. Na ir pabaigai lengvas 3 klausimų klausimynas apie tėtį. Pasižiūrėsim, ar daug žinai apie savo tėčio karjerą. Pasiruošęs? Na, taip. Kelintais metais tavo tėtis pradėjo profesionalo karjerą? Šitą šiaip nežinau, bet žinau, kokioj komandai. Gal pabandysiu spėti, gal 2001 ar 2. Ne, 2003-2004 sezone, sakai, žinai komandą, tai įvardink, duosiu pusę taško. Tai komanda bus Panevėžio komanda. O pavadinimas Panevėžio komandos? Pavadinimas sena, tai vat užsirašęs ant lapelio, esu pasižiūrėsiu. Panevėžio Aukštaitija. Tai vadinasi. O kaip suprasti, esi užsirašęs ant lapelio? Čia, kad pasiruoščiau. Supratau, tai nuspėjai mano klausimą. Tai antras klausimas, koks yra tavo tėčio taškų rekordas? Šitą žinau, jis man sakė nuo 38 iki 42, kai žaidė Sokaluose. Iš tikrųjų, tai tėtis biškį pagražino. 34 taškai, įmetė žaisdamas su Vilniaus Sakalais prieš Šiaulius. Na ir paskutinis klausimas iš 3 atsakymų, kuriame iš šių klubų nerungtyniavo tavo tėtis? Turėsi vieną pasirinkti. Pasvalio Pieno Žvaigždėse, Bilbao Basket ar Podgorica Budočnas? Taip. Panevėžį nežaidė. Jis žaidė, ką aš sakau. Kokie ten dar 2? Bilbao Basket ir Podgorica Budočnas. Tai tas trečias lygtais. Bilbao kaip visi. Jo, jis žaidė Bilbao Basket 2018-2019 berods sezonai ir nebaigė sezono, ar ne? Čia Ispanijoje, tai jo, lygtais nebaigė. Tai jo, Podgoricas Budočnas buvo komanda, kuri buvo neteisinga. Po šito įmetė į Prancūziją, ten tokį, dabar neprisimenu miestą, bet ten buvo labai daug kalnų, tokių gražių. Supratau, tai ačiū tau už atsakymus ir linkiu gražaus šventinio laikotarpio. Aš tau irgi. Iki, sėkmės. Iki.